Sveiki! Džiaugiuosi sveikindamasi su jumis Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro pokalbių Svajonių šuo pažink veislės metu. Tai yra pokalbiai, kurių metu galėsite išgirsti pasakojimų iš patyrusių veisėjų, teisėjų, veislės entuziastų, veterinarų apie jų ilgus metus mylimas ir puoselėjimas veislės. Lietuvos kinologų draugija tikisi, jog šie pokalbiai padės ne tik geriau pažinti mūsų augintinius, bet ir išsirinkti savo svajonių veislę šuns dar neturintiems. Taip pat kviečiame apsilankyti draugijos svetainėse www.kinologija.lt bei mesiršunis.lt. Čia rasite daugybę kinologijos entuziastams naudingos informacijos. O šiandien mes išgirsime apie mažą kūną, tačiau didžią sielą turinčius čihuahua. Žiniomis bei patirtimi apie šią veislę šiandien pasidalins veislyno Čiočiobo įkūrėja, Lietuvos kinologų draugijos nacionalinės kategorijos teisėja Inga Uskalnė. Sveiki, Inga! Labas, Ieva. Labai džiaugiuosi, jog šiandien esate su mumis ir sutikote pasidalinti savo žiniomis. Ir gal pristatytumėte, kasgi padės šiandien pristatyti veislę? Čia Megė. Jo, mano 5 kartos išvestas šuniukas. Mano mylimiausias šiuo metu. Kokia amžiaus yra Megė, tokia rami? 3. Megė tikrai nėra rami. Megė rami tik dabar. Kaip ir priklauso rami ant rankučių. Jo, prisitaikantis šuniukas. Pats tas. Tai va. Taigi, mes visi žinome, jog sakoma, jog tai yra seniausia veislė pasaulyje. Taigi, kokia yra čihuahua kilmės istorija? Čihuahua kilmės istorijų iš tikrųjų yra daug versijų ir sunku pasakyti, kokia yra tikroji, bet manau, kad kaip kiekvienoje legendoje yra vis tiek kažkokia dalis tiesos. Tai sakyčiau, tokia realiausia būtų, kad jie gyvena laukinėje gamtoje ir toltekai juos pasigavo ir prisijaukino. Tuo metu čihuahua panašiai spėjama, kad atrodė, čia yra tėčičiai šuniukas. Jų tokių atvaizdų yra labai pilna architektūros statiniuose. Jie panašus į šiuolaikinį čihuahua. Pasižymi tokiu storu kūnu, čia nereikėtų būti panašiu, ir didelėmis ausimis kaip čihuahua. Paskui buvo actekai. Actekai perėmė irgi iš toltekų čihuahua protėvius, bet jau buvo šuniukai netokie stambus. Tiek pas toltekus, tiek pas actekus čihuahua šuniukai turėjo ir religinės reikšmės, ir buvo skirstomi net pagal spalvas. Tarkime, žydri čihuahua būdavo laidojami kartu su savo šeimininku ir skaitėsi, kad jisai gali padėti šeimininkui nukeliauti anapilin per upę. Kad šeimininko siela atsisės ant nugaros pas čihuahua, žydrą, ir perplauks tada per 9 upes į anapilį. O tarkim, auksinių atspalvių čihuahua šuniukai, tai buvo laikomi sėkmės simboliu. Tikiuosi, Megė irgi priklauso auksiniam atspalviui. Yra dar tokių spekulacijų ir prielaidų, kad čihuahua buvo antiek mylimi ir garbinami pas juos, kad kai kurie iš jų turėdavo net savo asmeninius vergus. Ir buvo labai paplitę laikyti jų didelius kiekius, būtent pas kilmingus žmonės. Tai kartais būdavo net virš 100 čihuahua ir jie skaitėsi kaip ir tokių turto simbolių. Tai va, tai šiais laikais dideli veislynai dar vis tiek neprilygsta anų metų laikymo sąlygom. Taip, čia tarp kitko šita moteris, Hilary Harmar, parašė čihuahua enciklopediją ir nemažai knygų apie genetiką, tai jinai pati užsiėmė čihuahua gana rimtai. Pagrinde visose šaltiniuose istoriniuose minimi trumpaplaukiai čihuahua. Ilgoplaukiai skaitoma, kad yra išvesti Jungtinėse Amerikos valstijose praeitam šimtmetyje. Bet vėlgi yra nemažai ten prielaidų, ar ten buvo naudojamos kitos veislės, ar tiesiog patys čihuahua savaime recesyviniam gene tik tai turėjo. Ir
sunku dabar jau ir bepasakyti. Bet yra manoma, kad galbūt buvo naudoti papiljonai ir vokiečių špicai. Dauguma šunų per Pirmąjį pasaulinį karą, per Antrąjį pasaulinį karą, dekoratyvinių šunų, jie buvo lyg naikinami arba tiesiog patys išnykdavo dėl to, kad tai tiesiog būdavo nereikalingi tarnyboje šunys. Ar Čihuahua turėjo tokių etapų istorijoje, kai jų populiacijai grėsė kažkokia grėsmė? Bent jau tokių aiškių, kad grėstų tokia grėsmė, kad beliktų nedaug individų, tikrai nebuvo. Vis tiek jų buvo jau keliose žemynuose ir intensyviai ganėtinai užsiminėjo jų veisimu. Jie ganėtinai populiarumą įgijo gana greitai ir išnykimas jiems tikrai negrėsė, kad būtų reikėję atstatyti iš kažkelių individų ir įveisti kitas veisles, tikrai ne. Jo, labai daug garsenybių jų tiek anksčiau turėjo, tiek dabar ir juos taip irgi populiarino, manau. Na ir pasakodama apie istoriją užsiminėte, jog yra trumpaplaukiai individai ir ilgaplaukiai. Tai kuogi skiriasi jų išvaizda, ar jie beveik tokie patys, tik tai skiriasi kailio struktūra, ar tai yra skirtingos sudėjimo šunys? Visiškai identiški. Ir jeigu nuskustume ilgaplaukį Čihuahua, jis turi atrodyti visiškai toks pats kaip trumpaplaukis Čihuahua. Aišku, jeigu, tarkim, paėmus tokią šalį kaip Anglija, kurioje ilgus metus buvo atskirai veisiami trumpaplaukiai ir ilgaplaukiai ir tarpusavėje nekirkiami, ten šiek tiek išsiskyrė tipai šunų. Ir jeigu trumpaplaukiai pas juos ganėtinai gera linkmė, ilgaplaukiai kiek pasilpo. Anatomiją turiu omeny. Tai, o kitose šalyse jie tarpusavį kergiami ir tikrai neturi niekiek skirtis. Ir kailio struktūra beje pas juos panaši tiek pas trumpaplaukius, tiek pas ilgaplaukius, jinai turi būti švelni, ką dabar labai retai jau matau pas trumpaplaukius, nes vis tiek tokie daugiau šereliai, o turėtų būti švelnus ir praktiškai, negaliu pasakyti šilkinis, bet toks švelnus kailiukas. Tai skirtumo jokio. Kaip šiaip turėtų atrodyti Čihuahua? Minėjote tą tokį tvirtą kūnelį ir didelės ausis. Kokie yra dar specifiniai bruožai? Tai sakyčiau, pats pagrindinis specifinis bruožas būtų obuolio formos galva, kas skaitosi veislė yra galvos veislė, kad į galvą reikia labai kreipti dėmesį, tai obuolio formos galva. Tada labai išskirtinis bruožas būtų ryškus topas 90 laipsnių, tai yra perėjimas iš kaktos nosį. Tai jis turi būti toks, visiškai toks 90. Ir kaktos aukštis ir snukio ilgis turi būti identiški. Jokių užtrumpinimų, nieko panašaus į tą pusę negali būti. Tai ir taip, kresnas kūnelis, kaip minėjot, paraleliai pastatytos galūnės, uodega laikoma tipiškai tokio puslankio arba kardo formos, jokių negali būti užsivyniojimų kaip pas paršiuką ar gulinčių ant nugaros uodegų. Čihuahua, kadangi skaitosi patys mažiausi šuniukai, tai ir svoris pas juos atitinkamas, tai yra nuo kilogramo iki 3. Anksčiau dar buvo standarte parašyta, jog nuo 0,5 kilogramo, dabar pakeista į kilogramą. O idealus svoris skaitosi nuo 1,5 iki 2,5. Ūgis pas mus nenurodomas. O čia mūsų Megita, kuri man šiandien padeda. Ūgis pas juos standarte nenurodoma. Vidurkis toks spėju, kad būtų apie 20-23 cm ties gogų, ties keterą, kai matuojam. Bet šiaip tai proporcingai šuniukas atrodantis, jis vis tiek turėtų atrodyti kresnas, o ne ant aukštų kojų, kaip rusų žaisliukai, tarkim. Ir čia matome, kad šuniukai yra kresni. Kresni, snukučiai ganėtinai trumpi. Ir ausis ramybės būsenai turėtų būti 45 laipsnių kampu. Irgi yra tipiška veislė. Tai taip išskirčiau iš tokių pagrindinių bruožų tą obuolio formos galvą, kresną kūnelį, kardo puslankio laikoma uodega ir toks iš karto galima matyti Čihuahua siluetą, kai šitus dalykus kartu sudedam.
Na, o kokios būna jų spalvos? Dabar jau nuotraukose matėme, kad tikrai jų yra ne viena. Aha. Spalvos visiškai praktiškai visos, išskyrus marmurinę. Yra galimi visi spalvų variantai, visos kombinacijos, visi atspalviai. Čia irgi matome 2 kreminius ir 1 juodą su įrūdžiu, čia gal net su įsidabriu. Tai gali būti šokoladiniai, gali būti raudi, sabaliniai, balti su dėmelėm. Dėmelės skirtingų spalvų gali būti tiek raudos, tiek kreminės netgi, ar juodos. Gali būti dvispalviai, gali būti trispalviai, gali būti visi įmanomi spalvų variantai, išskyrus marmurinę. Marmurinė yra jau diskvalifikacija pas mus. Tai va čia matome trispalvę. Vieną, ne trispalvę, o juodą su įrūdžiu ir baltą apykaklę ir vieną raudą, kuri irgi turi sabalinę žymių. Na ir kalbėjome dar prieš tai apie kailį ir jei judėtume link priežiūros, ar ta priežiūra ilgaplaukio ir trumpaplaukio čihuahua kažkaip skiriasi? Labai minimaliai, sakyčiau. Tarkim, trumpaplaukių tai turbūt dažnas iš viso nešukuoja. Ir pašukuojami jie galbūt tik tai per šėrimosi periodus. Čihuahua beje labai šeriasi. Ilgaplaukiai šukuojami tokiom šukom grebliukais. Čia tos yra šukos grebliukai. Ir vat jais pašukaus, tai ilgaplaukiai dar galima pašukuoti paprastom šukom už ausų ir pažastyse. Ten yra pagrinde tokios savelų vietos. O trumpaplaukius, kartais galime ir tokiu pačiu grebliuku pašukuoti iš tikrųjų, ganėtai išsišukuoja. Furminatorius naudoja dalis žmonių, bet visgi jie gali šiek tiek laužti plauką. Tai naminiam šuniukui nieko tokio, bet parodiniam tai nerekomenduočiau naudoti furminatoriaus. O ar įmanoma, pavyzdžiui, trumpaplaukį iššukuoti tiek, kad būtų maksimaliai sumažintas tas šėrimasis? Jo, manau, kad ir trumpaplaukį, ir ilgaplaukį, tarkim, ypač per šėrimosi piką, tai galima ir dažniau pašukuoti, vos ne kartais savaitę, tarkim. Ir išsišukuoja iš tiesų daug tada to plauko. Ir kai visas tas negyvas išeina plaukas, tai tada jau ir baigėsi šėrimasis. Tai įprastai kokius 2 kartus per metus taip vyksta. Tai šildymo sezonui prasidėjus ir vasaros karščiams. Na, o kaip dažnai jos reikia, pavyzdžiui, maudyti? Pagal poreikį. Tai aš asmeniškai maudau prieš parodas ir kai laukia per balas prasieinam. Tai tada toksai maudymas ir vyksta, o šiaip jeigu šuniukas, tarkim, per balas nelaksto, į parodas neina, tai šeimininko tik tai noru, kada jisai nori, kada jis mano, kad reikia. Tai pernelyg dažnai nesiūlyčiau maudyti, bet kokį kartą į mėnesį tai drąsiai. Tai tik reikia pasirinkti kokybišką kosmetiką. Bet ką, pavyzdžiui, jiems iš priežiūros reikia daryti dažniau negu, tarkim, maudyti, tai dantis valyti. Kaip Latvių stomatologas pasakė šuniukų, sau valai ir šuniui valai. Tai jeigu norisi neturėti problemų, tai valyti praktiškai tiek pat reikėtų. Valyti reikėtų skirtom specialiai šunims dantų pastomis, o ne žmonėms skirtomis. Na, o šiaip ar jie yra labai linkę į tas dantų problemas, apnašas ir akmenis? Taip, labai. Ir praktiškai jeigu nesirūpinti nuo dantų pasikeitimo dantimis, nevalyti jų pastoviai, neduoti kažko pagraužti, tai parodontozė ir kitos problemos praktiškai garantuotos. Gali netekti net 3 metų amžiaus šuo dantų. Tai siūlyčiau labai šitą atkreipti dėmesį, turint mažo dydžio šuniukus. Ir mokyti jau nuo pat mažens, kad bus valomi dantis. Nu, ar yra dar kokie specifiniai sveikatos negalavimai, kurie dažniau pasitaiko šioje veislėje? Pagrindinis būtų kelio girnelės išnirimas. Tai pasitaiko labai dažnai. Tam daromi yra ir oficialūs tyrimai. Jie būtini veisiamiems šunims ir
jeigu kitoms veislėms dar leidžiama kergti su 2 laipsniu, tai čihuahua leidžiama kergti tik su visiškai sveikomis kojomis arba su 1 laipsniu. Akių tyrimai anksčiau buvo privalomi vienu metu, dabar padaryti jau nebeprivalomi. Praktiškai čihuahua neturi tų problemų. Kiek tirta, tai gal keli tik populiacijai turėjo. Dabar nuo progresuojančios stiklainės atrofijos nebereikia mums oficialių tyrimų. Bet, dalis veisėjų vis tiek jos pasidaro. Tai iš esmės būsimi šuniukų šeimininkai turėtų labiausiai atkreipti dėmesį į kelio girnelės tyrimą. Taip, iš esmės taip, bet jeigu šuniukas yra su kilmės dokumentais, tai akivaizdu, kad jo tėvai neturėjo didesnio laipsnio nei 1. Labai priklauso dar ir nuo auginimo ir nuo mitybos, kaip susiklostys toms girnelėms. O kokie auginimo ypatumai gali reikšti, kad šuniukas ateityje turės tos problemos su girnele? Manyčiau, kad prasta, nesubalansuota mityba ir lakstymas nuo mažens slidžiomis grindimis galėtų daryti įtaką, arba per mažai judėjimo, nesiformavimas raumenų. Vis tiek raumenys prilaiko tą girnelę. O jeigu šuniukas visą laiką gulinės ir visiškai nejudės, tai nebus kam ten ir prilaikyti normaliai. Tai turbūt išskirčiau pagrindinius dalykus tokius, kad judėjimas ne taip, kaip turėtų, ar per mažai, ar per slidžios grindis ir bloga mityba. Na ir visi pratome, kad čihuahua galbūt ir mažas šuo, bet iš tikrųjų turintis tą ugninį temperamentą šuo. Tai koksgi tas temperamentas, gal pristatytumėte jį? Tai kaip matote šitame video, čia ta ramioji Megė, kuri įprastai atrodo būtent taip, kol nesėdi glėbyje. Ir čia neblogas įrodymas, ant kiek yra šio šuns prisitaikantis charakteris, prisitaikantis prie šeimininko būdas. Jeigu aš noriu šiuo metu sėdėti ramiai, šuo irgi sėdės ramiai. Jeigu aš einu 20 km, 20 ne taip dažnai pasitaiko, prisipažįstu, bet einu, tarkim, 10 km, čihuahua tikrai eis 10 km ir po to dar žais namie, kai aš būsiu pavargus. Tai šuniukas iš tikrųjų yra prisitaikantis, temperamentingas, pats temperamentas tikrai pašunė, net amerikiečiai savo standarte pasirašė, kad turi būti it terjero būdas. Jis toks turi būti guvus, žvitrus, budrus, šuniukas toks mažas drąsuolis ir tikrai jie savęs nelaiko kažkokiais nykštukais, jiems atrodo, kad jie labai dideli rimti šunys. Ir tos drąsos kartais turi net ir neprotingai daug. Pačias labai dera tas toksai ir veržlumas, ir aktyvumas, su tuo pačiu saldumu, mokėjimu prisiglausti ir pabūti. Tai tokie, kaip šeimininkui, kaip jo žmogui reikės, taip pat jisai ir elgsis. Tai žodžiu, šeimininkas gali būti ir tas pritingintis, mėgstantis pagulėti ant sofos, ir tas, kuris myli gamtą, myli žygius ir aktyvią veiklą. Taip. Dar patys šuniukai skiriasi. Yra tikrai kai kurie tokie prie tinginukų. Ypač kuo mažesnio dydžio gali būti linkę. Arba, tarkim, labai daug pavalgę šuniukai gali būti tapti tinginukais, nors to neturėtų būti. Tai retas, kuris bus pats iš savęs labai toks ramus ir tingus. Tai aš visgi manyčiau, jog reikėtų su jais visais vaikščioti kuo daugiau. Tai nėra būtina, jie gali ir patingėti, bet jeigu jau žmogus pats iš savęs tikrai nelinkęs judėti, tai tada siūlyčiau rinktis jam ir tokį ramesnį šuniuką iš vados, kuris pats irgi nenorės tiek daug judėti. O visi kiti, jie nori eiti lauką, jie nori bendrauti, jie nori judėti. Aišku, tokiam šuniui pakanka ir namie kartais išsilakstyti. Na, sakėte, kad tie, kurie galbūt yra labiau pavalgę, tai gali būti tingesni.
O šiaip, ar šios veislės atstovai skundžiasi apetitu ar nesiskundžia? Dauguma nesiskundžia, bet pasitaiko kartais nevalgių. Ir jau geriau tie, kurie nesiskundžia, negu nevalgus, nes apriboti maisto kiekį žmogus gali, o jau prieiti prie to nevalgaus iš rankaus šuniuko, tai jau sudėtingiau. O šiaip ar nutukimo problema yra dažna veislėje ar nelabai? Sakyčiau dažna, nes dalis žmonių, kaip dažna, nėra labai jau dažna, bet žmonės dažnai nepajaučia, kada jau peršeria šuniuką, ir jiems vis atrodo, kad vagi nori. Žmonės dažnai įsivaizduoja, kad jie rodo taip meilę šuniai, jį papildomai šerdami. Bet meilė turėtų būti sveika ir šuniukų peršerimas tikrai nauda nebūna. Na, o kokia tada ta veikla galėtų būti, kurią Čihuahua mielai atliktų kartu su šeimininku ir kurią šeimininkas galėtų savo augintiniui parodyti tą meilę? Labai paprasta, elementari veikla kaip pasivaikščiojimas, gamtoje ypač. Jie tikrai labai mėgsta. Tai kuo daugiau, kuo dažniau pavedžioti, nuvežti į mišką, išsivaikščioti. Galima dar, kad šuniukas pavargtų ne tik fiziškai, bet ir intelektualiai, tai eiti į agility užsiėmimus, į kaniterapiją, į šokius su šunimis. Tikrai Čihuahua labai imlus dresūrai ir jie visur gali pasireikšti. Svarbu, kad šeimininkas norėtų, tada šuniukas tikrai viską padarys. Na ir viena iš veiklų, viena dažnesnių, tai yra parodos. Gal galėtumėte papasakoti apie jas, apie jūsų patirtį, ir šiaip apie veislę parodose? Aš parodas matau asmeniškai kaip bendraminčių susitikimo vietą, kaip savo darbo rezultatų parodymą, kaip pažiūrėjimą, kuria linkme kiti veisėjai juda. Taipogi man parodas asmeniškai yra susitikimas su naujais žmonėmis, susipažinimai su veisėjais, kurių darbų žaviuosi. Ir tokios pažintys dažnai išauga į tikrai gražias draugystės. Šiuo metu aš daugiau parodose dirbu, nei dalyvauju su saviškiais. Ir, sakyčiau, netgi daugiau pažįstu veislę šią linkmę judėdama, nes matau daugiau individų iš arčiau. Ir ypač, kai teisėjauju, tai yra tikrai neįkainuojama patirtis, kai aš galiu juos apsičiupinėti. Ypač ilgaplaukius tai liečia, nes trumpaplaukių ten nereikia čiupinėti, bet ilgaplaukius tai tikrai kartais praverčia. Geras pavyzdys, kaip teisėjaujama, labai gražiai beje teisėjauja. Manau, kad teisėjaudama aš netgi daugiau susipažįstu su veisle, negu rodydama savo veisimo šunis parodose, nes gerokai iš arčiau matau daug šunų, tiek kiekis, tiek kiek aš galiu prie to šuns prisiliesti. Na, o šiaip ar Čihuahua veislės atstovai dažnai laimi parodose, ar visgi tai rečiau laiminti veislė? Sakyčiau, kai yra tikrai geras šuo, jis gali nemažai laimėti. Ypač ilgaplaukis Čihuahua. Trumpaplaukiai gal rečiau laimi, bet ilgaplaukiams, kad ir sunku nugalėti tą 9 grupę su pudeliais ir kitais ilgakailiais šunimis, bet jeigu šuo tikrai geras, jis šansų turi. Na ir gal tada galėtumėte papasakoti, o kaip Čihuahua sutaria su kitais gyvūnais, tiek šunimis, tiek, kitų rūšių individais? Labai priklauso nuo kitų individų, nes patys Čihuahua iš savęs yra labai draugiški. Jie tikrai priims į savo kompaniją tiek kates, tiek žiurkėnus, tiek didelius šunis, bet ką. Bet reikia įvertinti, ar nekelia tas gyvūnas Čihuahua pavojaus. Tai jeigu tai yra katė, tai aišku reikėtų žiūrėti, ar jinai draugiška šunims.
Ir jeigu jinai bus draugiška, tai jie praktiškai garantuoju, kad kartu miegos ir draugaus kaip savas su savu. Kas liečia kitus šunis, tai irgi lygiai tas pats, jeigu šuo draugiškas, tai ir čihuahua su juo draugaus. Bet didelės veislės šunis čihuahua gali būti pavojingi dėl savo dydžio. Ypač aktyvus didelis šunis. Jie gali bėgti, pastumti, nustumti, atsisėsti, atsigulti ir tiesiog netyčia sužeisti. Tai su dideliu šunim aš vienu čihuahua nepalikčiau be priežiūros pilnai, nes vis tiek tai yra gyvūnas ir net pats geriausias šuo tam tikroje situacijoje gali žaibiškai sureaguoti, tarkim, į maistą. Vat, gins maistą ir vienas ceptelėjimas ir čihuahua jau nebėra. Tai reikėtų labai atsargiai šitų klausimų. Tas pats ir su katėm, kad nagus dėl viso pikto reikėtų pakirpinėti ir žiūrėti, kad kačiukas būtų tikrai draugiškas su šunimis. Kitu atveju irgi be priežiūros nepalikčiau. Na, o kaip yra su mažais vaikais? Ar šie šunys yra pakantus vaikams? Irgi priklauso nuo individo. Dauguma yra pakantus, bet jeigu šuo augęs be mažų vaikų ir dar ypač jeigu yra palepintas, tai tikėtina, kad vaikas jam nepatiks. Dauguma čihuahua patys iš savęs jau prisisaugo tų vaikų, bet reikėtų ir tėvams iš tikrųjų prižiūrėti, kad čihuahua nereikėtų patiems saugotis ir reikia būti sąmoningiems ir atsakingiams ir neleisti vaikui kamuoti šuniuko. Šiaip teoriškai šiai veisliai nerekomenduojama kartu gyventi su mažais vaikais ir dideliais šunimis. Pradžioje savo veisimo tai net neparduodavo griežtai į šeimas, kur yra mažesnių nei 8 metai vaikų ir turi didesnių veislių šunis. Dabar visgi aš žiūriu individualiai, nes viskas priklauso nuo tėvų ir nuo vaiko. Jeigu vaikas yra iš ramesnių, o tėvai tikrai atsakingi ir supranta, ką reiškia mažas šuo, aš rizikuoju ir kartais tai būna patys geriausi šeimininkai. Teoriškai tai yra nerekomenduotina. Na, jeigu kalbėsime taip apibendrintai, koks yra tas tobulas čihuahua šeimininkas? Pirmoje vietoje sakyčiau, kad atsakingas. Atsakingas, pasaugantis šunis, suprantantis, kokios grėsmės gali grėsti tokio dydžio šuniukui, mylintis sveiką meilę, tai yra neperšeriantis, nenešiojantis visą laiką ant rankų, prisimenantis, kad tai yra šuo ne atributas ir kad jį reikia vedžioti, reikia maitintis sveikų ir subalansuotų maistu, o ne kotletukais nuo stalo, kad žiemą šuniukai irgi eina į mišką ar į lauką. Na, o šiaip ar tai yra labai didelė problema veislėje, kad šeimininkai pamiršta, jog vis dėlto tai yra toks pat šuo ir ten pradeda nešioti kaip žaisliuką ir panašiai? Sakyčiau, kad labai dažnai. Ir jeigu šuniukas auga vienas namuose, tai beveik visada. Dažnai sužmogina, dažnai nevertina kaip tikro šuns ir netgi skatina agresiją. Arba jeigu šuo išsigąsta, jo pagaili, išmoksta šuo bijoti visko, arba išmoksta elgtis agresyviai, nes jeigu, tarkim, koks dobermanas iššieptų dantis ant svetimo žmogaus, tai tikrai šeimininkas susiimtų ir nueitų į dresūrą arba, sudrausmintų šunį, o ką neretai daro čihuahua šeimininkai, tai nusijuokia, būna net paglosto šunį, pagaili, tai jie taip ir išmoksta netinkamai elgtis. Tai va tas sužmoginimas arba netaisyklingas auklėjimas tikrai iš šitų šunų kartais padaro, ne tai, ko jie turėtų būti. Ir visgi čihuahua yra draugiškas, meilus ir labai puikus kompanionas, o ne isteriškas, kandžiojantis kulnus šuo.
Na, o šiaip ar šios veislės atstovai lengvai pasiduoda dresūrai, ar vis dėlto jie prie tingesnių? Aš sakyčiau, kad labai lengvai. Svarbu, kad šeimininkas netingėtų. Tai jie per pozityvą labai imlūs dresūrai, bet kokiai. Kas, ta prasme, į bet kurią pusę, ar šiaip paklusnumui, ar kažkokiom komandom, jie labai greitai perima, tikrai imlūs. Tik dirbk su jais, kas yra sunkiausia dalis turbūt. Na ir sakoma, kad maži šunys daug loja. Tai kaipgi yra su čihuahua, ar jie yra garsūs lojikai? Ligita, palauk. Auklėjimas ir genai. Pas vienus čihuahua yra garsūs lojikai, pas kitus čihuahua neloja. Pas mane šunys neloja. Tai gali jie ir neloti, gali jie ir loti. Jeigu juos paskatinsi, jie los. Jeigu neauklėsi ir jie bus linkę į lojimą, jie los. Jeigu jie bus nelinkę, bet juos labai skatinsi, jie los. Bet jeigu užsiimti normaliu auklėjimu ir veisime vis dėlto atsižvelgti į temperamentą ir charakterį, tai jie neturėtų loti. Pas mane būdavo netgi, kai virš 10 šunų kambarį ir kažkas ateina, kad ir tų pačių šuniukų pažiūrėti, ar šiaip užeina į svečius draugai, manęs klausdavo, o kur šunys, sakau, kitam kambarį ir nesupranta, kodėl neloja. Tai čia toks, sakyčiau, gana mitas įsisenėjęs, kad čihuahua lojikai, bet tikrai taip neturėtų būti. Na ir pabaigai, gal galėtumėte dar apibendrinti tuos trūkumus, šios veislės šunų trūkumus, kuriuos kiekvienas būsimas savininkas turėtų apmąstyti prieš įsigydamas šios veislės šunį? Man asmeniškai pagrindinis trūkumas yra, kad aš turiu saugoti savo šunis. Tarkim, vedžiojant lauke, tu turi turėti akį pakaušyje ir akį dar į viršų, nes turi saugoti šunį nuo visko. Deja, dar nemažai žmonių vedžioja neatsakingai savo šunis ir be pavadėlių ir gali užpulti iš bet kur. Ir tokio dydžio šuniui tai gali pasibaigti labai tragiškai. Todėl aš visą laiką vedžiojodama šunis būnu ganėtinai įsitempus ir aš stebiu visą aplinką. Tas man didžiausias trūkumas. Kitas dalykas, reikia vis tiek su jais kiek atsargiau elgtis, kas liečia ir mitybą. Negali tokio dydžio šuo, tarkim, ilgiau pabadauti, nes gali nukristi cukrus kraujyje. Reikia pasaugoti akytes nuo kačių ir nuo krūmų, nuo sausų stagarų lauke, nes irgi šuo mažas, akys didelės, nemenka traumų tikimybė. Dar išskirčiau iš tokių kaip ir trūkumų, kad ir namie reikia labai žiūrėti, tarkim, kad nebūtų atvirų laiptų aikštelių, kur šuo galėtų iškristi. Arba nebūtų kažkokių vietų, kur galėtų šokti ant vieno paviršiaus, ant kito, taip pat aukštai užšokti ir po to nušokti tiesiai ant žemės. Tai irgi gali baigtis liūdnai. Tai yra tokia auksinė taisyklė, kur visada savo šuniukų šeimininkams sakau, ant kur negali užšokti pats šuo, nuo ten ir negali nušokti pats, nes kai kurie paima, kad ir mažus šuniukus užsideda ant sofos, o kad jie po to patys nušoka ir gali susižeisti, tai net nepagalvoja. Tai toksai daugiau, kad reikia juos pasaugoti, tam tikrą prasme. Ir neužsileisti ant galvos, kas žmonėms dažnai yra labai labai sunku ir tie čihuahua yra jie gudrus ir jie tikrai užlipa ant galvos. Ir žmogus net pats nepajaučia, kada tai vyksta. Nemėgia. Net ir mane su 20 metų praktika yra, kas apsuka aplink pirštą. Tai šiaip yra labiau vieno žmogaus šuo ar visos šeimos šuo? O šitas klausimas yra sunkus, nes yra šunų, kurie yra labiau vieno žmogaus, yra šunų, kurie iš viso tik vieno žmogaus, yra kur šeimos, turbūt pageidautina, kad būtų miksas,
Nu, gal labiau į vieną žmogų orientuoti. Vis tiek jie visi turi tokį vieną favoritą, tarkim. Jie gali mylėti kitus šeimos narius irgi, bet vienas vis tiek pas juos bus išskirtinis. Tas vienas gali su laiku keistis. Na ir kalbėjomės apie tą praeitį, jog tai yra labai sena veislė ir pakalbėjome apie ją dabar. Tai kaip vis dėlto pasikeitė šios veislės atstovai metams bėgant? Šiaip sakyčiau, visai nemažai pakito. Senieji Meksikos čihuahua protėviai buvo vis tiek tokio liaunesnio kūno, ilgesnės snukio dalies, aukštesnėm kojom, smulkesnių kaulų. Ir paskui buvo netgi 2 tipų čihuahua, išsiskyrė veisime. Buvo dyr tipas ir kobi tipas, tai dyr toks elnio tipas. Tai aš sakyčiau, kad jis kažkas tarpinio tarp dabartinių rusų žaisliuko ir čihuahua. Rafinuota galva, smulki kaukolė ganėtinai siaura, ilgesnis snukis ir perėjimas iš kaktos į nosį toks nuožulnesnis, ilgos kojos, toks liaunas kūnelis, o tie kobi čihuahua tai tokie kresnučiai, tvirtų kaulų, gal kiek ilgesnio korpuso ir obuolio formos galva su trumpu snukučiu. Na, trumpu, sąlyginai trumpu, nereikia pernelyg trumpo. Tai anksčiau egzistavo šie 2 tipai. Šiuo metu dyr tipas jau yra diskvalifikacija parodose, o kobi įsitvirtino. Ir dabar mes matome praktiškai į tą pusę visus čihuahua. Bet reikėtų veisime nepamiršti, kad visgi tai yra mažiausias šuo. Reikia nepamiršti net ir ilgamečiams veisėjams kartais užmesti akį į standartą, o ne veisti pagal madas. Nes dabar labai populiarėja gana sunkus čihuahua su labai ištrumpintom nosim. Ir dažnas parodose šuo yra tikrai didesnis negu 3 kg. Tikrai daugiau sveria, kas teoriškai yra diskvalifikacinis trūkumas. Ir dabar jeigu netgi ringe būna šuniukas tobulo svorio, tai jisai šalia kitų šunų atrodys per mažas. Na, reikėtų nesivaikyti madų ir visgi veisti standarto ribose. Didelis ačiū Lietuvos kinologų draugijos veisėjai Ingai už skirtą laiką, žinias ir patirtį. Ačiū jos žaviai augintiniai, kuri kantriai padėjo šeimininkiai pristatyti šią nuostabią veislę. Na ir žinoma, ačiū visiems besidomintiems. Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro komanda linki visiems čihuahua augintojams ir mylėtojams kuo didžiausios sėkmės. Iki kitų greitų susitikimų. Ačiū.